Kas yra interjero techninis projektas? Tai interjero techninis projektas yra projektavimo pamatas, be jo būtų labai sudėtinga įrengti visą objektą. Tai yra kaip projekto dokumentas, kurio pagrindu rangovas daro visą pilną apdailą. Ar be techninio projekto gali žmogus pasidaryti pilną apdailą? Gali, tačiau tai gali būti labai sudėtinga, kadangi techninis projektas yra dokumentas, kuris sudaro 12-10 brėžinių pagal poreikį ir jo pagrindu yra ruošiamos visos etapai, visa pilna apdaila. Dažniausiai žmonės darosi pirmą kartą įrengimą, dėl to kreipiasi pagalbos, tas techninis projektas padeda sudėlioti tuos etapus visus. Nes yra ne tik rozečių išdėstymas, yra ir apšvietimo scenarijai, jie turi būti apgalvoti pagal baldų išdėstymo planą. Tai yra visa eiga yra interjero projektavimo, to techninio projekto, kuri yra be galo svarbi. Techninį interjero projektą sudaro 10-12 brėžinių, kiekvienas brėžinys yra tarpusavy susijęs. Pats pagrindinis, nuo kurio yra atsispiriama, yra baldų išdėstymo planas. Turint baldų išdėstymo planą, susitariam zonas ar ne, apkalbam visą situaciją, tada iš to gimsta jau techniniai sprendimai. Tai yra elektros išdėstymo planas, apšvietimo planas, vidinės perdvaros, santechnika, lubos, sienos, tai yra viskas, ko reikia pilnai apdailai. Kokia yra nauda interjero techninio projekto? Tai išvengiama klaidų elementariai, ar ne? Turime pilną dokumentą su visais brėžiniais, atiduodam jį rangovui ir tai jau yra rangovo atsakomybei šito techninio projekto pagrindu padaryti pilną apdailą. Techninis projektas iš esmės tai yra pats pigiausias yra projektavimo etapas, tai jau jį pasidaryti visiems rekomenduoju. Jau toliau jau eina kiti etapai, tai yra vizualizacijos, sąmatos skaičiavimai, medžiagų parinkimai, tai jau yra žymiai brangiau, sudėtingiau. Kiek kainuoja interjero techninis projektas, tai labai įvairiai iš tikrųjų, ten nuo 15 eurų iki 20 eurų už kvadratinį metrą. Priklausomai nuo apimties, ar ne, tai ką žmonės renkasi, dažniausiai specialistą renkasi, ar ne, jeigu jo pasitikė, tada ir daro tai interjero techninį projektą. Tai klausimas ir būtų, kas apibrėžia gerą interjero dizainerį? Aš manau patirtis, darbas su projektais, kiek metų jisai dirba šitai sferai ir kokį diapazoną paslaugų jis gali pasiūlyti. Kokios pasiekmes neturint interjero techninio projekto? Tai pasiekmes dažniausiai yra padarytos klaidos, kitas momentas rangovai dažniausiai paskaičiuoja daugiau už mažiau, dėl to yra visi reikalingi kiekiai nuo grindų dangos iki elektros pozicijų, dėl to tai yra, sakykime, fiksuoti sprendimai, kurie nesikeis. Dėl to labai yra lengva paskaičiuoti įrengimo kainą ir turėti sąmatą euro tikslumu. Su rangovu galima eiti be techninio interjero projekto, bet dažniausiai vis tiek apsisuka tas ratas ir kreipiasi žmonės pas mus. Nes patys rangovai dabar siunčia klientus pas dizainerius, kad jie pasidarytų bent jau interjero techninį projektą. Kur susirasti interjero dizainerį? Tai galite pabendrauti su būsto pardavėjais, jie gali jums rekomenduoti specialistus, arba nueikit pas rangovą ir rangovas jūs nukreips. Kur rinktis interjero dizainerį, specialistą, tai rekomenduočiau paisyti rekomendacijų, pasiklauskite tiek pardavimų vadybininkų, tiek rangovų, kurie įrenginės jums butą, dažniausiai jie jums parekomenduos geriausią specialistą. Koks tinkamiausias metas ruoštis interjero projektavimui? Tai aš manyčiau, kad idealiausias metas, kai mes jau turime atiduotą turtą ir jisai nebesikeis. Tai praktiškai mes tada galime su lazeriu išmatuoti milimetro tikslumu esamą situaciją ir parengti interjero techninį projektą. Kada idealiausia ieškoti interjero dizainerio? Tai idealiausia, kai jau rezervavote butą, jau planuojate visus įrengimo darbus, tai geriausia jau su juo ir pabendrauti. Tai ko gero prieš ketvirtį iki notarinės sutarties. Tada jau jūs perimsit turtą, mes turėsim galimybę ir susiplanuoti darbus, ir pasimatuoti esamą situaciją, ir pradėti projektavimo darbus. Jeigu norite savo namuose jaustis ypatingai kasdien, susiplanuokite visus etapus ir darbus ir sėkmės jums įrengime.